Šiandien tokia apsiniaukus diena, lyjo, rodo, kad bus visą dieną rūkas. Ir vakar vakare aš norėjau padaryti šitą įrašą. Pasigaminau tokį kokteilį. Įdėjau pieno, bananų ir obuolių. Vyras sako, ko tu čia darai? Žodžiu, kad nakčiai geriam, bet pusę išgėriau vakar ir dabar šitą pusę receptų pasidalinau su jumis. Kai atsikels sūnus, tai turbūt dėsim dar, iš naujo darysim. O gal kai grįš visi vaikai, dėsim kivius, tuos pačius obuolius, gal netgi ledų. Iki greitų. Labas draugai. Ciao amigos. Hallo Freunde. Hi friends. Štai aš čia Gintarė. Galite matyti, kad pavadinimas Una. Išversiu, ką reiškia. Tai yra mano vyro inicialai. Jis turi 2 vardus, kaip ir visi 4 mūsų vaikučiai po 2 vardus. Atsisėdu čia ne šiaip savo ant lovos krašto, 2 aukšto lovos krašto, kad parodyti patį gražiausią savo vyrą. Ir kaip matote, jau susipažinom. Tai matote taip pat ir paveikslėlį laivą, ar ne, plaukiantį. Aš galvoju, kad kažkokioj upėj Amazonės miškuose, aš taip spėju. Kodėl aš jį pasirinkau? Nes pavadinimą sugalvojau, ar ne? Čiogan Lituanija, Suvalkija. Ir dabar, kai jau sukurta ir padaryta, galvoju, kad nelabai tinka jis. Nes galėtų likti arba tik Lituanija, arba apskritai visa kompanija, ar ne, jungiasi. Kaip aš čia papuoliau, tai prieš metus maždaug, 2 gal netgi, buvau susiradusi vieną iš lyderių, Žukauskienę. Ir mes jau buvom susitarę, kad aš vesiu mokymus ir ji man duos nuolaidą, bet, žodžiu, gavos kaip gavos, ar ne? Ir dabar prieš metus laiko mano draugė puikiai, draugė nesakau, pažįstama tik tai, Virginija pradėjo savo kelią šitoje kompanijoje, o vakar įkėlė pirmąjį įrašą video. Ir kai tik pamačiau tą įrašą, iš karto aš jai puoliau skambinti, sakau, aš irgi noriu. Tai vat. Dabar aš lauksiu atsakymo Virginijos, irgi įrašų, kaip mes susipažinom. Galiu išduoti, kad skaičiuoju prieš 8 metus. Aš taip galvoju. Tai vat jinai papasakos, kur ir kaip, kada ir su kuo.